O dabar kalbinu jau kurį laiką nestreaminantį žmogų, bet gerai, aš atsimenu ir manau daugelis atsimena MG Gaming. Tai MG Mantelio. MG Mantelio. Tu žinau, kad iš GTA 5 atsimenu su L2 Republiko, kad MG Gaming vadinaisi. Koks tavo buvo pats pirmutinis žaidimas, nuo kurio prasidėjo tavo turinio kūryba? Pats pirmas žaidimas, tai aš atsimenu dar su broliu senai žaisdavau Heroes 3 ir Quake 3, labai smagu būdavo. O nuo ko aš streamint pradėjau, tai turbūt irgi buvo GTA 5, NBA mėgdavau žaisti 2K17, tai nuo tokių prasidėjo. Kokį laukiamiausią turi šiuo metu žaidimą? Lemba, nelabai iš tikrųjų seku, kas artimiausiu metu žada išeiti. Turiu, sakykime, listą tokių žaidimų, kurie yra geri, bet aš dar nesu žaidęs. Tai pavyzdžiui, Ragnarokas, God of War, dabar tai neatsimenu tiksliai, bet jo, yra listas. Rytoj, kadangi vyks PUBG show matchas, tai kaip esi pasiruošęs šitam visam renginiui? Nu kaip, aš pats nedalyvausiu jame, bet tikiuosi, kad bus labai viskas gerai, scena atrodo puikiai, gal reiktų padirbėti biškelį su pačia transliacija, bet labai tikiuosi, kad bus gerai, geriau negu šiandien. Kodėl dabar esi pertraukioje nuo streaminimo? Supratau tiesiog, kad ne man dalykas. Aš tarkim turiu tą bazę skillų, bet aš ją geriau noriu panaudoti kitiems streameriam padėti ar projektus vystyti, negu pats kažką su to daryti. O šiaip galvoji dar kažką kurti, ne vien tik kad streaminti, bet kažkokį turinį kurti? Aš šiuo metu ne, kol kas tokių planų nėra dar. Man įdomu, kuo tu norėjai būti, kai buvai mažas, kai buvai vaikas dar, tik tais gal kokį 5 metų, kažkokią svajonę vis tiek turėjai. Tai turbūt kaip ir visi vaikai, tokios, negaliu sakyti, kad durnos svajonės, nes kai kuriem jos išsipildo, bet ten visokie pilotai, astronautai ir taip toliau, bet kai pradėjau augti, tai norėjau būti turinio kūrėjų, bet, sakykime, laikinai jo buvau, bet paskui peršokau prie pagalbos kitiem, prie video montavimų, projektų planavimų ir taip toliau. Ačiū tau, sėkmės, geros dienos tau. Iki. Iki.